Ar žinot, kad popietinis užkandis yra dažniausiai siejamas su nesveika vaikų mityba? Aš nežinojau, bet man atrodo visai logiška. Pusryčius dauguma mūsų stengiasi valgyti taip, kaip esam numatę ir dažniausiai tai tikrai pavyksta. Pietus dar vis laimi dėl tų pačių priežasčių, o po to ir jėgų mažiau, ir kantrybės, ir pakankamai sustiprėja. Kadangi mamos dažniau rūpinasi vaikų mityba, kažkodėl, tyrimas apie mamas. Mamų išsilavinimo ir pajamų lygis tiesiogiai veikia tai, kokie užkandžiai vaikams yra perkami. Daugiau leidžiantis arba angliškai permissive tėvai dažniau perka saldumynus, sūrius užkandžius ir saldintus gėrimus. Tai yra, jiems prasčiau sekasi užtikrinti sveiką mitybą. Be to, tėvų subjektyvus suvokimas sako, kad jie elgiasi geriau negu objektyvus suvokimas. Vadinasi, esame linkę pervertinti savo pastangų rezultatus savo naudai. Tai jei galvojate, kad su vaikų užkandžiais tvarkotės puikiai, gera mintis pasitikrinti fiksuojant realius pirkinius, o ne prisimenamą apibendrinimą. Skanaus. Taikos ir ramybės.